taip jau aš kažkaip atsėdęs į lėktuvą, taip susivokiau, pala, ką aš dabar savo sugalvoju, aš pirmą kartą vienas kažkur tai keliauju, 800 km pešiom, ar ne, nu ten irgi man kosmosas, nes aš iki to laiko ten niekur ten nebuvo. Kaip kažkoks smėlio laikrodis, kur tos smiltelės byra, tai tada tu supranti, kad, nu, tavo tų smiltelių jau daugiau yra apačioj pribirėjusių negu ten viršui likusių. Ir iš tos pusės kažkaip irgi taip tada pradedi galvoti, ar ne, nu, kaip tu nori tą savo likusį laiką praleisti. Vienas dalykas, apie ką galbūt nėra taip labai daug kalbama, tai jeigu tai pažiūrės tą mūsų tam tikrą tokį vidinio augimo procesą, tai tas procesas, jis kaip sakykime, moneta turi dvi pusės, ar ne, tai tas procesas irgi turi dvi pusės, tai yra ir dvasinis augimas, bet kartu ir psichologinis augimas. Nes jeigu tai yra tik tai dvasinis augimas, tada, nu, irgi atsiranda labai labai daug spastų. Tai sakykime, pavyzdžiui, kalbant apie tos spastus, tarkim, vienas iš jų yra, kaip sąjungiškai vadinamas spiritual bypassing, toks dvasinis aplinkelis, kai žmogus, nu... Tadai help us find the mindfulness. Tadai help us find. Tadai help us find the mindfulness. Tokie žmonės, aš esu nušvitęs, aš esu labai dvasingas, ar ne, čia visi kiti, čia manęs nesupranta, čia jie, nežinau, ne tos vibracijos, ta prasme, ir... Mindful of dust and rust, I need to find my mindfulness. Badass pokalbiai. Pokalbiai apie žinių badą. Aš aktorius, fasilitatorius Tomas Dapšauskas, šiandieną svečiuojasi pas mus Tadas Stumbrys. Labas, Tadai. Labas. Taigi, Tadas yra mokslininkas, sporto srityje mokslų daktaras, domisi psichologija arba studijuoja, ar dėsto net psichologiją, tuo išsiaiškinsim. Ir taip pat dėsto tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje. Tai čia tokie techniniai dalykai, bet iš tikrųjų mano senas bičiulis, draugas Tadas Stumbrys. Tai labas, Tadai. Tai paklausim dainos How to find our mindfulness. Tai prie viso to dar mindfulness dėstytojas, mindfulness programos, nežinau, vedėjas, ar kaip čia dėstytojų nepavadinsi? Mokytojas, taip, mindfulness mokytojas. Tai va, tai šiandieną norėčiau paliesti kelias temas, tai kaip visada pradedam nuo bado. Tai va, kas yra, ko tu šiai dienai badauji, arba kažko gal yra kažkoks trūkumas, bet aš dar praplėščiau šitą klausimą pridėdamas, jeigu badauji, o kas tave įkvepia vis tik tai irgi. Tai va, du tokie aspektai, vienas iš ko trūksta, o kas įkvepia, tokias kaip svarstyklės, jeigu pažiūrėjus. Tai tas badavimas, man atrodo, apskritai, žinai, kai mes esam tokie jaunesni, kai mums 20, tai mes labiau tą tokį badą jaučiam, ne, paskui kažkaip gyvenimo eigoje tu labiau pripranti, gyvent su tuo, ką turi, ir tas badas galbūt jis šiek tiek labiau sumažėja, ne, nu, mes galbūt kažką jau ir gyvenime bandom padaryti, kad tą ankstyvesnį badą užpildyti. Bet jeigu tai paėmus, sakykime, kur aš dabar esu, tai gal tokie du dalykai, kur man taip labiausiai, nu, apie ką dabar gyvenime taip šiek tiek, ar ne tai, kad trūksta, ar, nu, apie ką sukasi, tai galbūt iš vienos pusės laikas, iš kitos pusės prasmė. Aš gal man, kai koks maždaug 40 metų stukteliu, irgi tokia mintis, kad, nu, kažkur galbūt jau gyvenimo pusiaukelė. Ir jeigu taip įsivaizduoti, kad, nu, tarkim, kaip kažkoks smėlio laikrodis, kur tos smiltelės byra, tai tada tu supranti, kad, nu, tavo tų smiltelių jau daugiau yra apačioj pribirėjusių negu ten viršui likusių. Ir iš tos pusės kažkaip irgi taip tada pradedi galvoti, ar ne, nu, kaip tu nori tą savo likusį laiką praleisti. Ir prasmingai praleisti, ir tada tu irgi kažkaip labai tai pradedi ir patį laiką labiau vertinti ir tas veiklas, sakykime, kur tu matai prasmę, o kur, sakykime, galbūt tu kažką tai darai, to ką daryti. Ir tas irgi tada šiek tiek tam tikras toks galbūt įvertinimas viduje, ar ne, ir taip pasikalibravimas, ar ne, ar tau iš tikrųjų, nu, kažkas, ką tu darai, yra svarbu, ir ar tau ten teikia prasmę ir taip toliau, ar tiesiog mes kažką tai darom iš inercijos. Ir kiek gaunas, aš taip bandau, sakykime, taip šiek tiek minimizuoti tos dalykus, kurie, nu, galbūt tiesiog dėl inercijos ir taip nukrypti ir taip labiau irgi pastebėti, ne, kas man viduje rezonuoja ir kur aš tą savo likusią pusę, ir, nu, aišku, niekada mes nežinom, kiek ten mūsų reikia,
kur visą tą norėčiau pramesti. Tai, va, tai tas tam tikra prasme tas dažnai tas toks įkvepia, nes jeigu, sakykime, bandai taip įsiklausyti į vidų ir taip, pajust, kas tau iš vidaus ateina, kur tu matai prasme, ko tu tą darai. Ir aš kartais irgi, tarkim, savęs taip šiek tiek paklausiu per tokį tam tikrą tokį filtrą, prafiltruoju ir ne, ar tarkim, kažką norim mes. Nes dažnai, sakykime, aš apskritai esu toks žmogus, kuris, aš labai daug turiu minčių. Ir tą norėtų įsigyvendinti, ir tą norėtų įsigyvendinti, ir tą norėtų įsigyvendinti. Ir dažnai, kai suprantai, kad tas laikas taip mažėja, ar ne? O tų minčių jų nemažėja, tai tas irgi kartais, atsiremi tokį, žinai, supranti, kad galbūt jau to viso, ką tu nori padaryti, nebespėsi. O tai atsiprašau, mintis yra, nes mintis gali būti, tiesiog gali šaudyti visokios mintis, ar ne, trigeriai kažkokie, ar čia yra tikslai, ar čia norai, svajonės tos mintis turi galvoje? Jo, tikslai, norai, svajonės. Tai va, tai tas toksai irgi vienas dalykas, ką aš tai bandau kartais savo sakyti, žinai, dėl ko aš kažko tai noriu, ne, ar čia vien dėl to, žinai, kad savo ego kažkokį pliusiuką užsidėti, kad, savo įrodyti, žinai, kad kažką tai padariau, kitiem įrodyti, žinai, kad galiu kažką padaryti, ar labiau iš tos pusės, kad aš, matau to kažkokią vertę, prasmę, matau, kad tai, duoda kažką tai kitiem pasauliui ir... O gali būti, kad vertė yra ir tame, kad, pavyzdžiui, aš noriu įrodyti, čia tame nėra vertės, ar irgi gali būti vertė? Čia vėlgi tas toks atviras klausimas, gali būti ir iš to vertė, bet man atrodo, daug kas labai irgi atsiremia tą tokią mūsų vidinę motivaciją, paskatą, dėl ko mes kažką tai darom, ar ne, ar va, tik tai vien iš to, kad įrodyti kažką, ar norim kažką tai duoti. Čia tokia viena citata, aš taip nesenai prisiminiau, aš jau senai esu girdėjęs tokio rašytojo E.B. White'o, man kažkaip irgi taip labai rezonuoja su, nežinau, galbūt dabartiniu gyvenimo etapu, kad kiekvieną dieną aš prabundu su dviem mintim. Tai viena iš tų minčių, kad aš noriu pakeisti pasaulį, padaryti geresniu. Kita mintis, kad noriu mėgautis gyvenimu. Ir dėl tų dviejų minčių man labai būna sunku planuoti dieną. Geras. Tai kurios mintis tau labiau trukdo, kad pakeist gyvenimą, ar vis tik, kad labiau noriu tenkintis? Tas tenkintis, tai ne tai, kad tenkintis, bet tiesiog išmokti džiaugtis gyvenimu, išmokti džiaugtis, ką tu turi, nes dažnai mes irgi tai būna, kad mes kažką labai esame susikoncentravę į kažkokį tikslą, ar ne, ir tada tas procesas jis kažkur tai lieka šone ir jeigu mūsų motivacija yra vien tik ant to tikslo, ar ne, mes kažkur ten lipam, ten kankinamės, ar ne, ten užlipam į kalną, pasidžiaugiam, kaip čia fain, ar ne, bet kiek mes pasidžiaugsime, žinau, kelias dienas, kelias savaitės, ar ne, ir taip toliau, ir jeigu mums tas procesas netikė džiaugsmo vidinio, ar ne, tai tada... Kasdienybėj turi galvoje. Jo, tai iš tos pusės tas irgi yra svarbu ir kažkaip aš irgi taip vis labiau taip stengiuosi, sakykime, atrasti ir laiko savo, ir laiko pasirūpinti savim, ar ne, nes kažkaip gal tas irgi, žinai, samžiai matina, kad kai mes esame jauni, ar ne, mes dar tą energiją čia norim pasaulį užkuriauti, ar ne, bet paskui kažkaip suprantam, kad jeigu mes savim nepasirūpinsim, ar ne, tai tas tada irgi mūsų tie resursai išseks ir paskui ten pratėsim prie visokių ten, žinai, perdegimų ir panašiai. Tai gal čia tas mindfulness tyrinėjimas arba pasinerimas į šitą praktiką irgi buvo noras sustabdyti tą akimirką, pradėti matyti, kas yra, kas ko nėra, arba kad tai negyventumėm ateities, ar ne kažkokiam vizijom, arba, nežinau, ar tau buvo būdinga matyti praeitį, galvoti apie praeitį, nes aš labiau, pavyzdžiui, linkęs visą laiką galvoti į ateitį, o prisiminti kažkokius ten mokyklos, ten kažkokius praeitus laikus, man nėra tokios turgos, kitiems atvirkščiai būna. Kaip tau yra, daugiau būdavo į ateitį ir tas mindfulness buvo sustabdymas akimirkos ir kaip? Jo, mano mintis ir dabar dažniausiai, sakykime, per tą pačią mindfulness praktiką, ar ne, kaip pastebiu, kur mintis nueina, tai dažniausiai nueina į ateitį, ar ne, tuos planus, apie kuriuos turėjau, ar ne, kuriuos prieš tai kalbėjau. Bet mano atėjimas iš tikrųjų prie mindfulness buvo gal kiek per kitą prizmą, jis buvo labiau pati pradinė ta tokia, buvo iš viso per tokią labiau mokslinę perspektyvą, nes aš ten eilę metų tyrinėjau sąmoningus sapnus. Taip. Kai ten žmonės, kai supranti, kad tai esi sąmoningas sapne. Ir kažkaip man iš to toks natūralus paskui atėjo klausimas, gerai, mes suprantam, ar ne, ką reiškia būti sąmoningu sapne, o ką reiškia būti sąmoningu mūsų budroj būsenoje. Ir mindfulness tai buvo tas toksai artimiausias dalykas, ką tam radau. Ir paskui pats, iš pradžių tiesiog aš labiau iš mokslinės pusės pasižiūrėjau, paskui pats pradėjau praktikuoti ir tada tas pakeitė ir mano santykiai. Ir su dabartim, ar ne, kad, sakykime, tos mintis, kurios mus, kaip ir sakai, dažnai veda kažkur į ateitį, į praeitį, ne, ir iš to mums ten kyla, žinai, jeigu į ateitį, tai labiau kažkoks nerimas ir taip toliau, sakykime, ten, jeigu į praeitį, ten vėl įvairios emocijos. O mindfulness yra apie buvimą
čia ir dabar, ir apskritai apie to tokį sąmoningumą, nes, man atrodo, čia irgi toks yra vienas iš tokių, fundamentalių dalykų, jeigu mes norim tą gyvenimą pilnai patirti, tai mes turim būti sąmoningi. Ir turim būti sąmoningi to akimirkoje. Nes kitu atveju mes labai dažnai tą tokį autopilotą einam, ar ne, ir tas gyvenimas jis irgi taip tarsi kažkaip tai, kažkur va taip praplaukia. Ar ne, vat, kaip ir sapnas, jeigu mes nepatam sąmoningi sapne, tai mes tik tai atsibūdę suprantam, kad mes sapnuojam. Tai tas irgi, žinai, labai būtų liūdna tik tai gyvenimo pabaigoje atsibūsti ir suprasti, kad kažkaip tu čia tavo gyvenimus praėjo, ar ne, bet tu taip, nepragyvenai, ar ne, kaip galbūt norėjai. Aha, o tai įdomu, sakai, iš mokslinės pusės pradėjai žiūrėti tą mindfulness, tai skaitai tyrimus, ar pats darai tyrimus, ar tyrinėjai, ar kaip suprastas mokslinės pusės? Jo, tai ta mokslinė prieiga, tai aišku, iš pradžių pradedi skaityti tyrimus, paskui pats pradedi daryti tyrimus, ir po truputį tai nueini, bet paskui, kaip ir sakau, aš ar to mokslas rado ir mano asmeninė praktika, paskui aš kai to pamačiau ir įvairius savo efektus. Paskui labiau pasukau į tą kryptį, irgi pabaigiau studijas ir kvalifikavausi kaip mindfulness mokytojas, nes tame irgi aš pakankamai matau prasme. Aha. Nes man apskritai atrodo, kad, sakykime, tai yra tokie pirmas toks fundamentalus dalykas, ar ne, tam tokiam mūsų vidinio augimo keliai, kad mes turim būti sąmoningi. Turim sąmoningi būti čia ir dabar, nes kitaip mes, taip ir, kaip ir sakau, tas gyvenimas praeis. Ir be tos tokios mindfulness fundamento, mes sunkiai iš tikrųjų galim augti, nes mes įsivelsim vėl tam tikrus minčių verpetus, ar ne, ten mus nuneš, ten įvairios intencijos, veiksmai ir taip toliau. Tai dėl to man mindfulness yra visą laiką toks pirmas žingsnis, ar ne, tokio sąmoningo gyvenimo. Gerai, tai jeigu aš, pavyzdžiui, sąmoningas, aš suprantu, dabar noriu malonumo. Kas man teikia malonumą? Scrollinti Facebook'e. Gerai, scrollinsiu sąmoningai. Čia mindfulness? Kai aš tiesiog žinau, aš dabar scrollinu ir scrollinsiu ir niekas man nieko nepadarys. Jeigu tu tą darai sąmoningai, tai galima. Kaip yra nesąmoningai, kai aš tiesiog pats nesuprantu, kad staiga aš jau pusę valandos scrollinu? Jo, bet iš tikrųjų, taip, vėlgi, sakykime, tas scrollinimas yra tik tam tikra tokia išorinė forma. Bet realiai, dėl ko mes scrolliname? Mes turim kažkokį poreikį. Ne? Ir tas poreikis, kuris gali būti, nežinau, tarkim, mums galbūt reikia kažkaip tai laiko savo, tiesiog pasilsėti, ar ne, nuo kažko ir mes pas mus tą vieną būdą iš tokių labai paprastų randam, ar ne, scrollinimas, ar ne, man reikia laiko savo, ar ne, ir aš tada atsėdu, aš scrollinu, aš tarsi kažkur pailsiu nuo savo ten tų kasdienių rūpesčių ir taip toliau. Bet tas poreikis yra iš esmės pasirūpinimas savim. Ne? Ir galbūt tas scrollinimas, jis galbūt nėra pati geriausia forma pasirūpinimo savim. Ne? Mes galbūt, nežinau, pusvalandį ir 10 minučių ir kiek laiko mes ten scrollinam, mes galim padaryti kažką kito, kaip mes pasirūpintumėm savim geriau. Ir iš tikrųjų atlieptam savo tą giluminį poreikį. Ne tik tą tokį paviršutinį, kad man dabar kažkur tai reikia, nes dažnai mes iš tokio irgi diskomforto einam. Taip. Bet man kažkokį jaučiu įtampą, dabar naisiu ką nors paskrolinsiu, suvalgysiu ką nors skanaus. Bet tai yra tam tikra tokia pabėgimo būsena. Ir iš esmės mes galim kažkokį pasirinkti geresnį būdą. Koks būtų geresnis būdas? Pavyzdžiui, aš noriu scrollinti, tikrai užsiknisau, aš daug dirbau, dariau viską. Bet ar iš tikrųjų tu nori scrollinti? O kas patirinėjant taip pat slypi giliau už to? Toks malonumas, tiesiog gauni to dopamino vadinam, ar ne? Tu toksai pradedi scrollinti ir, kažkaip jauties gerai. Toks atsisėdi, arba tai gerys, scrollini. Ir kažkaip gera. Ir aš suprantu, kad tai yra blogai, ta prasme, kad, klausau, tarsi lengvas dopaminas, pigus dopaminas, ten per tą laiką galėtum dar pasiekti dalykų, gerai ten, ką ten, nuvaikščiat, gerai galiu pasivaikščiat. Gerai, aš ten dar medituoju, ten kažką kitą darau, ten įsivaizduokim, kad aš dar kažką, bet išeinu pasivaikščiat ir man nuobodu. Ir aš galvoju, laikas savo, bet man nuobodu, ką daryti? O kodėl to nuobodu? Nes dažniausiai mes irgi esame labai pripratę prie daug tokių stimulų. Ar ne, kai scrollinu, aš gaunu daug stimulų, aš išeinu pasivaikščioti, ypač, jeigu, sakykim, dar yra aplinka be stimulų, gamta, paaišku, kažkur miškas, ar ne, tai tų stimulų nėra, ir mums tada iš karto protas, čia dabar nėra už ko užsikabinti. Bet iš kitos pusės toks irgi, sakykim, jeigu taip įsivertinus, tai toks irgi vertas dalykas paklausti, gerai, kaip aš po to jaučiuosi. Ar aš po to jaučiuosi pasisėmęs, kad, tarkim, aš nežinau, ten paskrolinu pusę valandos ir tada aš pilnas kupinas jėgų, čia noriu kažką tai daryti ir taip toliau. Ar aš jaučiu, kad mane tas kaip tik išsunkia, ar ne? Ir aš po to paskrolinu ir kažkaip tai, niekam čia dabar nebėra motyvacijos ir nieko nenori, gal dar ką nors ten įsijungsiu, pasižiūrėsiu, ar ne?
Tai man atrodo, tas irgi toks yra visai geras dalykas, nu, tai po to pasitikrinti, ne? Nes tie dalykai, nu, nes tas vidinis poreikis, kaip ir sakau, yra, nu, toks šiek tiek yra giluminiškesnis, ar ne? Na, bet galime tą galbūt kažkas gali tą poreikį atliepti ir skrolinimu, nu, aš taip šiek tiek atsargiai tai žiūrėčiau, bet jeigu tave tai krauna, valio. Kartais, jo, aš kartais pastebiu, kad aš, pažiūrėjau, skrolindamas pas mane turbūt susidarė burbulas, visokie ten coacheriai, visokie ten, nežinau, psichologai, ten išminčiai kažką dalinasi savo, kažkai, aišku, sutrumpinom pačioms esencijom, kokiais kvautais vadinamais, ar ne kažkiam tais ir tada kartais būna, kad klausai, o geras, čia šitą reikia daryti ir tada bumt ir kažką jau tada iškart sugalvoju, kad man dabar reikia šitą daryti. Kartais įsikvėpiu, bet taip, iš tiesų tai iš tikrųjų aš net šiandien labai pajutau tą hiperstimulaciją, nes tokia daug veiksmo, ten tas spektakliai, dar kažkas, čia daug judesio, kažkokio tas filmą žiūrim su vaikais kitą, paskui tarpę paskrolinį, tarpę tą ir tokio tiek daug ir aš taip jau net užmigti negali, ar ne? Ir tada ryte atsikeli toks neišsimiegojęs kažkoks ir tada aš toks jaučiausi šiandien taip sunku buvo, toks tuščias ir tai net arbatos nebenori, tiek nusistimuliavęs ir va tai hiperstimuliacijai. Tai tikrai jaučiu šitą ir aš jau net šiandien nusprendžiau viskas. Reikia man važiuoti 2 parom į sodybą ir neimti telefono. Nu, pasimsiu kur mygtukinį, kad nieko negalėčiau žiūrėti. Tai vienas toksai momentas. Bet aš turiu klausimą apie, minėjai, kad tyrinėjai, čia dabar mes dar to nepaminėjom, bet aš kiek žinau, tyrinėjai dvasingumą apskritai. Taip kaip, tai vat man truputėlį įdomu suprasti, kas čia, kaip čia tą tyrinėti dvasingumą įmanoma. Nes aš įsivaizduoju, kad, nu, jeigu taip jau bendrai žiūrint, dvasingumas žmogus bando suprasti, kas jis yra, arba atpažinti kažką, kas yra daugiau negu jisai, kažkas pasakys, nu, Dievą suprasti, sukurti ryšį su Dievą, praktikuoti kažkokius dalykus. Ką čia tyrinėti? Jo, tai iš tikrųjų mokslas apskritai ilgą laiką, taip, ypač, tarkim, psichologija, iš tos pusės, iš kur aš ateinu, taip ilgą laiką, taip, kad net neatsargiai žiūrėjo į dvasingumą ir net, sakykime, tarkim, nu, aš pradėjau, sakykime, savo mokslinę veiklą prieš kokių, nežinau, 11 metų, tai net tuo metu dvasingumas, nu, buvo tam tikra tokia šiek tiek tabų tema, bet jeigu paėmus, tarkim, tam paskutinį kokį 10 ir panašiai, tai, nu, iš tikrųjų atsiranda ir pakankamai daug tyrimų apie tai. Ir, aišku, čia yra daug tokių įvairių aspektų, ką mes galim žiūrėti, nes, na, mes labai dažnai tą dvasingumą irgi, nu, tokio bendroje kalboje, nu, arba taip ne visai suprantam, arba suprantam tik labai tendencingai, nes ta tokia plačiaja prasme, tai dvasingumas yra apie ryšį su kažkuo tai daugiau. Na, tai, nu, tas kažkas daugiau, kai kuriems žmonėms gali būti Dievas. Kai kuriems žmonėms gali būti tiesiog ten kosmosas, visata, ar ne, kai kam gali būti gamta. Na? Tai tie šaltiniai jie gali būti ir labai skirtingi, bet iš esmės tai yra apie tą tam tikrą tokią individualią kiekvieno žmogaus patirtį. Tai iš esmės, sakykime, taip, tradiciškai tai tas dvasingumas buvo tarsi tam tikras toks vidinis religijos aspektas, ar ne, nu, kad religija yra tam tikra tokia sistema, ten įvairių papročių ir taip toliau, o dvasingumas tam tikra tokia žmogaus patirtis subjektyvi visam tam lauke. Bet iš kitos pusės, sakykime, tas dabartinis požiūris, tai, sakykime, nu, kaip religinis dvasingumas yra tik tai, nu, tam tikra dalis, nes gali būti, nu, kaip ir minėjau, ir gamtos, ir dabar apskritai yra kuo daugiau vis didėjanti ta tokia grupė žmonių, tų dvasingų, bet nereligingų. Nes man atrodo, pat irgi kalbant apie tą patį badą, apie ką yra šitas podcastas iš vienos pusės, kad, man atrodo, mes kiekvienas viduj turim tam tikrą tokį, nežinau, vidinį šauksmą, tam tikrą tokią, nu, tokią tuščią vietą viduj, kuri mus kviečia prasmės ir mus kviečia to ryšio su aukščiau. Ir, sakykime, tradiciškai tai religija buvo tam tikra tokia forma, kuri, nu, bandydavo tą atliepti. Bet šiuolaikiniam žmogui, nu, visą tai pasidarė šiek tiek sudėtingiau, nes tą pačią religiją pasižiūrėjęs, ar ne, tarkim, anksčiau būdavo, nu, viskas labai paprasta, nes būdavo, sakykime, ten viena kultūra, ar ne, tu, tarkim, nežinau, ten Lietuvoje ten prieš 1000 metų, ar ne, tarkim, ten vienokia buvo lietuviška pagoniška kultūra, ar ne, paskui atėjo krikščionybė, ar ne, bet tai buvo, nu, iš esmės tas toks vienos kultūros rėmas ir jeigu aš noriu tos prasmės ieškoti, tai yra, nu, yra ta forma, kur yra mūsų kultūra. Ir jinai, nu, buvo tam tikrų tokių kultūrų, tarkim, ten Indijai, pavyzdžiui, ir panašiai, kur skirtingos tos formos jos labiau maišydavosi. Bet, sakykime, nemažoje pasaulio daly, tarkim, ir mūsų vakarietiškam pasaulyje dažniausiai būdavo, nu, tiesiog tam tikras toks kultūros dalykas. Ir jeigu tu nori to ieškoti, kaip tą kažkokį vidinį trūkumą patenkinti, ne, nu, yra tas kelias, ne, tas toks labai paprastas, ne, tas, kuris tas toks yra mainstreaminis kelias.
Bet dabar situacija pasidarė tokia daug problematiškesnė. Ne? Dabar kai kas vadina, kad yra tam tikras toks dvasinis supermarketas, kur mes iš tikrųjų ten ta pasiūla, ten ypač su interneto atsiradimu, ir tos pačios tradicijos dabar jos yra visos atsivėrusios, tarkim, ir ten net ir visokios, kas anksčiau būdavo kažkokios ezoterinės praktikos, ten jau kai žmonės ten jau pažengia labai toli, tik tai jiem tada yra atskleidžiamas, dabar viskas yra prieinama. Ir iš tos pusės, tai tas irgi tokį, padaro daug tokios sumaišties, kad viskas atvira, daug visko yra, bet, o kaip pasirinkti ir kaip pasirinkti, kad tai būtų irgi tam tikras toks, autentiškas dalykas, ne kažkoks tai, kad čia aš dabar tiesiog, nežinau, esu dvasingas ir dabar darau čia, medituoju ir net sėdęs lotoso pozui ir taip toliau. Tai dabar grįžtant šiek tiek prie to mokslo aspekto, tai aišku, dvasingumas yra, sakykime, tas, ko mes, tarkim, jeigu kalbėti apie kažkokią tokią transcendentinę realybę, nes vis tiek mūsų mokslas šitoj fiziniai realybėje operuoja, tai mes iš esmės, nelabai kaip galim iš mokslinės pusės tai pažiūrėti, bet mes galim pažiūrėti per žmonių patirtis. Taip. Ir tai yra, sakykime, vienas iš tokių dažnų būdų tiesiog, ką žmonės patiria. Ir tas patirtis mes galim tyrinėti ir panašiai. Lygiai taip pat, sakykime, mes galim žiūrėti įvairias dvasinės praktikas ir pažiūrėti, tarkim, kiek, tarkim, tos praktikos praktikavimas, tarkim, duoda kažkokiu efektu. Ir sakykime, ta pati mindfulness, jinai irgi atėjusi iš budistinės tradicijos, jinai dabar yra tokia visiškai sekularizuota, bet yra daugybė tyrimų rodančių, kad ten pradedant nuo streso, nerimo, depresijos ir panašiai, tai duoda daugybę pozityvių efektų. Ir ne tik mindfulness, nes apskritai, sakykime, tarkim, yra tyrimų rodančių, kad tie žmonės, kuriem, tas aspektas yra svarbus, tas kažkokios prasmės ryšio su tuo, kas yra daugiau, tai duoda jam kaip tam tikrą tokį irgi vidinį resurso buferį. Kuris padeda irgi, sakykime, tie žmonės, pavyzdžiui, kurie yra, tarkim, dvasingesni, jie, sakykime, ten mažiau patiria ir įvairios depresijos ir panašiai, nes jiem tai duoda prasmę. O vat kai žmonės, sakykime, kaip pas mus yra ta tokia skylė, ar ne, viduje, tokia prigimtinė, kur mūsų iš tikrųjų tas yra traukimas, ar ne, bet link to, bet tą mes galim ir kažkokiais labai destruktyviais būdais užpildyti, tarkim, ten, nežinau, alkoholis, narkotikai, ta prasme, ten, tas tenkinimasis paprasčiausias, kaip. Jo, bet tai yra bandymas. Pasaulio nori tiesiog savo teikti malonumą. Bet tai yra bandymas vat iš tos, kad aš turiu tą tikrą vidinį kažkokį poreikį, bet aš nerandu to tinkamo būdo, kaip tą poreikį transformuoti. Ne? O kitiems žmonėms tas poreikis, jis gali apskritai, sakykime, nuvesti depresiją. Ne? Nes iš tos pusės, kad atrodo čia viskas ten beprasmiška ir taip toliau, ir aš jeigu, tarkim, to neturiu kažkokio ryšio su to, kas yra daugiau, kas man duotų tam tikrą tokią kryptį gyvenime, tada aš patenku į tam tikrą tokią skylę. Ir vis tik grįžtant, o ką tu darai, kaip tu čia tą tyrinėjai, tiesiog domiesi tais, ar čia yra tavo kažkoks mokslinis darbas, ar čia tu kažkokį tyrimą darai, ar čia tu dėstai apie tai, ar tiesiog savo tyrinėjai, kaip čia tas yra, sakai, tyrinėjai tą dvasingumą iš mokslinės pozicijos? Jo, tai aš jau prieš 10 metų dirbu kartu su Jungtinė karalystė, mes turim tokią magistrantūros programą, kuri vadinasi Sąmonė, dvasingumas ir transpersonalinė psichologija. Ir aš ten jau daug metų dėstau, vadovauju studentų darbams ir panašiai. Ir tai yra, iš esmės apie tai. Ir kas yra įdomu, kad aš pats, kai studijavau magistrantūrai, tai buvo toks šiek tiek ankstesnis tos programos variantas ir tada jis vadinosi Sąmonė ir transpersonalinė psichologija. Dabar pas mus dar atsirado dvasingumas. Nes jau dabartinis. Jo, tai yra angliškai yra consciousness, spirituality and transpersonal psychology. Ir nes dvasingumas jau irgi tam tikrą prasme atrado vietą. Tai o čia nesiniai nemažai ten žiūrėjau, Joe Dispenza, ar ne toks dabar ant bangos, daug žinomas, kuris tyrinėjo tos meditacijos įtaką žmonių sveikatai ir visa kita, ir ten tokius stebuklus, kaip pasakoja, kaip jau Jėzaus, kaip sakant, stebuklus, kur žmonės ten po meditacijos iš vežimėlio atsistoja, ten atspagyja nuo visokių tokių, ten gal ne per vieną dieną, bet iš esmės, tai kad jis tai irgi tyrinėja tą tokiam didelį kiekį žmonių ir būtent kaip jos veikia meditavimas ir ten jo konkreti kažkokia, tai nežinau, ar konkreti praktika, net nesu dalyvavęs, nei matęs, bet tai ar čia yra kažkas į tą pusę, kad irgi žiūrėt tos tyrimus, kaip veikia ten viena kita praktika kūnui dar, ar kažkokias kitokia kryptis? Tai čia yra vienas iš tokių aspektų, ar ne? Tai yra, sakykime, daugybė tų tokių perspektyvų, į ką galim žiūrėti, sakykime, tarkim, man irgi taip pakankamai toks yra artimas transpersonalinės psichologijos laukas, kas mane ir iš esmės ir atvedė. Gali pasakyti, ką reiškia transpersonalinė? Transpersonalinė tai yra iš esmės už mūsų
įprastinių patirčių ribų, ar ne? Nu, tas mūsų personalinė, ne, tai tas mūsų įprastinis aš suvokimas, o tos transpersonalinės patirtis, tai yra tos, kurios mus išeina. Jo, tai mistinės, tarkim, patirtis yra vienas iš tų ir apskritai, ta transpersonalinė psichologija irgi atsirado maždaug ten 70-ųjų metų pabaigoje. Ten, kai būdavo apie klinikinės mirtis visokių, ten daug, ten tiesiog keli dalykai tuo metu susėjo tarsi vieną, nes tuo metu buvo ta banga psichodelikų, kas dabar irgi išgyveno tokį visai naują renesansą su daugybė mokslinio tyrimų ir panašiai. Tai buvo psichodelikai ir įvairios pakitusios sąmonės būsenos, tada buvo iš kitos pusės irgi kaip tik ten buvo tas visas laikotarpis 60-ųjų, kur ten iš rytų hinduizmo, budizmo idėjos, ar ne, kur irgi buvo tokios visai kitokios, ar ne. Ir tada ir iš psichologinės pusės buvo irgi labiau apie tą tam tikrą tokį, atsakykime, kur, nes dažniausiai psichologija, tarkim, jeigu žiūrint tą tokią klasikinę, tai tas vystymasis mes, tarkim, daug žinom apie kūdikių raidą, ar ne, ten vaikų raidą, bet dažniausiai ta raida, kai mes suaugam, jinai ir pasibaigia, ne, bet iš tikrųjų ta mūsų vidinė raida, jinai, iš esmės ir toliau vyksta, ten, aišku, žmonės skirtingai auga viduje, bet yra tam tikri raidos etapai, tai irgi, sakykime, į tą buvo pažiūrėta, sakykime, o kas yra tai, į ką mes galim, tarkim, išaugti, nes dažniausiai tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi tam tikras tokias visas keistas mistinės patirtis ir taip toliau, mes, aišku, galim galvoti ir dažnai irgi tas buvo, kad jie yra patologizuojami, ar ne, tai netgi meditacija pačioje pradžioje, kai jinai atsirado, tai vienas iš tokių labai tokių, sakykime, mainstreaminio apibrėžimo buvo tai tokia paties žmogaus savo sukelta katatonija. Katatonija tai yra tokia nejudėjimo žmogaus, ne? Bet tai tu tik tiek iš šono ir gali pamatyti, ne? Nebandydamas suprasti, ne? Kas pa žmogų viduje vyksta. Bet iš tikrųjų, tai tas irgi labai dažnai patologizuojama, bet jeigu šiaip pasižiūrėti tos žmonės, kurie dažniausiai yra patyrę, tarkim, mistinių patirčių ir panašiai, jie dažniausiai, jie kaip tik yra ir psichologiškai sveikesni ir panašiai. Tai yra tas, kas duoda žmonėm augti, o nepatologizuojama. Nors labai dažnai irgi ta riba, jinai tokia yra šiek tiek slidi, sakykime, nes, pavyzdžiui, tarkim, paėmus, kur žmonės pradeda patirinėti kažkokias tokias keistas patirtis, ar ne? Tai, aišku, labai lengva tą patologizuoti ir, tarkim, čia psichozė, ar ne? Čia žmogus kažkokius įsivaizduojamus dalykus patiria, atitrūkęs nuo realybės ir panašiai, ir kartais iš tikrųjų, ta prasme, yra psichologiniai sutrikimai. Kada yra iš tikrųjų, kada ne iš tikrųjų. O kartais kai kuriems žmonėms tos patirtis, jos būna, taip vadinami, tokie dvasiniai atsiverimai. Tai būna tam tikras toks jų procesas, ne, kuris jam padeda atsiverti. Ir tas irgi yra tokia slidi riba, čia kaip yra sakoma, ne, kad yra maždaug tie patys vandenys, tik tai mistikas plaukia, ne, o kitas žmogus skęsta, ne, tuose vandenyse. Aišku, yra, sakykime, kada mes, ta riba yra pakankamai aiški, kad iš tikrųjų čia žmogų yra, tarkim, tam tikri patologiniai dalykai ir jam reikia pagalbos, bet labai dažnai irgi yra tam tikra tokia stigmatizacija, kad mes, tarkim, žmogus kažką patiria, ir jis tame bando susivokti, jeigu tam iš karto uždės, gerai, tau čia šizofrenija, tai čia patiria tai ko nėra, tau čia reikalingas medikamentinis gydymas ir taip toliau, žmogus gali tada irgi užsidėti savo tam tikrą tokią žymę, man čia yra sutrikimas, bet tarkim, jeigu jam padėti, sakykime, tame susivokti, galima tada, galbūt pastebėti, kad tas procesas yra, visai nepatologinis, bet jam yra, tam tikras toks gilesnis atsiverimas. Bet čia irgi svarbu ir pagalba ir taip toliau, nes dabar, sakykime, irgi yra ta tokia kita problema, kad žmonės, jie labai dažnai, taip drąsiai šoka į bet ką. Tarkim, sakykime, dabar ten irgi tas visas psichodelikų renesansas, ir ten ajavaskos ceremonijos ir taip toliau, nes, tam dalykui irgi, sakykime, tos patirtys jos gali būti labai labai įvairios ir labai stipriai žmonės veikiančios. Ir iš tos pusės, tarkim, ten, ką žmogus patiria, bet paskui yra, tas visas kitas procesas, kuris dažnai, sakykime, yra šiek tiek paliekama šone, integracijos procesas, ne? Kaip man tą patirtį prasminti, ne? Nes tos patirtys jos ten gali nunešti, aš ten galiu, nežinau, patirti ir taip toliau, bet kaip aš visą tą perkeliu savo gyvenimą, nes yra dar taip, jeigu šiek tiek tą temą taip praplečiant, ne? Tai yra, sakykime, irgi šiais laikais, pavyzdžiui, pasižiūrėti, yra labai daug tokių save vadinančių nušvitusiai žmonėms, kurie tam patyrė kažkokią patirtį, aš viską čia dabar žinau visus atsakymus, aš šitoje visus pamokysiu ir taip toliau. Bet čia, ir neblogas verslas, čia yra išsivystęs daug kur. Bet čia yra tam tikra tokia slidi riba,
Nes toks vienas autorius, jis išskiria tokius du dalykus, tai angliškai yra toks Ken Wilber autorius, waking up ir growing up. Nes tas waking up, tas tokios pabudimo patirtis, jos gali įvairiems žmonėms, tarkim, atsitikti, kartais net spontaniškai, tarkim, ten ir nieko nevartojus, ar ten kažką pavartojus, ar pameditavus, ar panašiai, negali turėti tokią patirtį, kuriem atrodo atsiveria viskas, aš nušvitau, aš žinau visus atsakymus ir taip toliau. Bet iš kitos pusės, ne, tai yra labai priklauso, ar ne, nu, koks tai yra žmogus ir koks yra jos vidinės brandos lygis, ar ne, nes tas vidinės brandos lygis jis gali būti pakankamai žemas. Ar ne, ir žmogus turi, jis gali turėti pakankamai daug, sakykime, neišspręstų psichologinių dalykų pas save. Ir iš tos pusės irgi, sakykime, ten nemažai yra tokių pavyzdžių, yra, tarkim, ten kažkokių ten nušvitusių gurų, ar ne, kurie ten išnaudoja, tarkim, ten savo ten visus mokinius ir ten prievartauja seksualiai, nu, gal ne tai, kad prievartauja, bet, tarkim, ten pasinaudodami savo padėtim ir panašiai. Tai va, tai iš tos pusės, sakykime, tas tokios nušvitimo, tos waking up patirtis, ar ne, nu, jos gali žmogų ištikti, kuris, nu, taip, sakykime, nėra viduje brandus ir iš to gali ir savo, ir kitiems žmonėms pakankamai padaryti žalos. Nes man atrodo, kad irgi vat, vienas dalykas, apie ką galbūt nėra taip labai daug kalbama, tai jeigu tai pažiūrės tą mūsų tam tikrą tokį vidinio augimo procesą, tai tas procesas, jis kaip sakykime, moneta turi dvi pusės, ar net tas procesas irgi turi dvi pusės, tai yra ir dvasinis augimas, bet kartu ir psichologinis augimas. Nes jeigu tai yra tik tai dvasinis augimas, tada nu, irgi atsiranda labai daug spastų. Tai sakykime, pavyzdžiui, kalbant apie tos spastus, tarkim, vienas iš jų yra, kaip angliškai vadinamas spiritual bypassing, toks dvasinis aplinkelis, kai žmogus, nu, sakykime, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, turiu kažkokių ten, nežinau, baimių ar taip toliau, bet aš pamedituosiu ir man bus viskas gerai, ten, nežinau, arba aš tam turiu, nežinau, kažkokius ten sudėtingus santykius su kitu žmogum, čia žmogus ten, nežinau, kitoj vibracijos lygmenyje ir arba man to netgi būna kartais nereikia spręsti, ar ne, kai mes tada tarsi tą visą, nu, kažkaip tai nurašom, ar ne? Ir tada, nu, va, tas mūsų vidinio augimo procesas, tas va, growing up, ar ne, nu, jis nevyksta, ar ne? Mes tada tiesiog viską numetam, ar ne, mes čia tokie esam ten dvasingi ir taip toliau, bet čia irgi va, yra ta tokia arba labai... kartais net žmonės pradeda neigti savo fizinį buvimą, ar ne, kad pinigų nebereikia, arba ten kūnų krūpintis nereikia, sveikata viską viešpats pasirūpins, ar ne, aš tiesiog medituosiu ir dėl to tų anekdotų yra krūva. Taip. Tai va, tai dėl to ta kita pusė, jinai irgi yra labai svarbi, tas psichologinis augimas. Tai, nu, va, iš esmės, tai transpersonalinė psichologija kaip tokia, jinai irgi yra apie tam tikrą tokią apjungimą dvasingumo ir psichologijos. Ir va, šitoje vietoje, man atrodo, tas yra, nu... Nes, va, kaip irgi vienas iš tokių mano herojų kažkada buvęs jaunystėje, Karlas Jungas, yra pasakęs, kad kuo yra ryškesnė šviesa, tai tuo yra tamsesnis šešėlis. O, geras. Bet tas šešėlis, nes, nu, tas šešėlis yra tai, ko mes pas save nepastebėm, nepripažįstam, mums tai yra, nu, vat, tam yra problema, kad mes to negalim pastebėti ir pripažinti. Mums reikia, kad nu, kažkaip kiti žmonės tą atspindėtų ir dirbdami, tarkim, ten su terapeutu ar panašiai. Tai va, bet dažnai, sakykime, žmonės irgi nueina tos tam tikrus tokius dvasinius pastus, ar ne, savo tą psichologinį augimą palieka šone. Ir tas tada gali irgi išvirsti, sakykime, dar kiti yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, dvasinis narcisizmas, ar ne, kur tokie žmonės, aš esu nušvitęs, aš esu labai dvasingas, ar ne, čia visi kiti, čia manęs nesupranta, čia jie, nežinau, ne tos vibracijos, ta prasme, ir taip toliau, ar ne, o aš čia vat esu toksai dvasingas, ar ne, o jie čia visi nedvasingi ir čia man nelygis, ar ne, su jais kalbėti. Nes įdomu, kad Dispenza paminėjo šitą momentą, kad kai tyrinėjo visus to, kurie medituoja, tai ten aparto visų fizinių, ten kažkokių pagerėjimų, ten nuotaikų pagerėjimų ir taip toliau, atsirado, sako, vienas buvo šalutinis produktas visos šitos jų tos patirties. Pas visus atsirado atjauta. Tai va čia tas, kas sakai, jeigu atsiranda tas dvasinis narcisizmas, reiškia, kad atjauta neatsirado. Nes atjauta atsirado, aš jaučiu, kad noriu padėti kitiem, aš dėl kito noriu daryti kažką. Tarsi va, tas automatiškai, kaip tik visos dvasinės praktikos tą puikybę labai kviečia naikinti, ar ne? Ir jeigu aš čia tampu, tai tarsi... Jo, bet va, čia tas ir yra, žinai, va, kiek ta dvasinė praktika jinai yra brandi. Ar ne? Nes dažnai žmonės tam visam tokiam dvasiniam supermarketam tas toks pasidaro toks kolekcionavimas. Aš čia vat, iš tam sudalyvauju workshop'e, čia pabandau ten ayahuaską, dar kažką. Aš labai dvasingas, ar ne, bet aš tarsi, nu, va, taip kažką tai išoriniai, čia dar tokia irgi yra savo, kad dvasinis materializmas, ne? Išoriškai aš rodau, koks aš esu dvasingas, čia, nežinau, čia kristalai, ten, nežinau, smilkalai, ten dar kas nors, bet yra tik paviršius, ar ne? O viduj, tarkim, va, to vidinio augimo, vidinio to darbo, jo
nevyksta. Įdomu, tyrinėja net tas dvasinės, mistinės patirtis, gal kokie kaip proraktų skiltė mums gali pasidalinti, ar studentų atrastais, ar šiaip pasidalintom realiom patirtim, kur vat, geras tokį išgirdus nėra kaip, nu kur vat yra kažkoks toksai, kaip mes atsimenam, tikybos mokytas atneždavo knygą apie tas klinikinės mirtis ir ten pasako, kaip ten skrenda kažkokiu tuneliu, ten kažkas mato save iš viršaus, ar ne, ir kad ten skirtingi žmonės dalinasi. Tai va tokios mistinių kažkokių patirčių arba mistinių dalykų, kur betyrinėjant pavyko užčiuopti ir surit, o brač, čia net sunku paaiškinti, kas čia yra, ar ne. Ar buvo kažkokių tokių istorijų? Tai daug tų dalykų iš tikrųjų, ko mes negalim paaiškinti, tarkim. Vienas iš tokių dalykų, kas ateina į galvą, tai tos priešmirtiniai išgyvenimai, tai angliškai near-death experiences, nes, kaip dabar mes turim tokių pakankamai, čia ne mano studentų, bet kitų autorių, tokių pakankamai gerų tyrimų, kur yra žmonės, kurie yra patyrę klinikinę mirtį, kurie ten, tarkim, gulėjo ligoninėje, kur, tarkim, ten jau visi fiziologiniai parametrai buvo matuojami, ar ne, ar ten, aišku, kad ten smegenys ten neveikia tam tikrą laiko tarpą, ten širdis, tarkim, ten irgi buvo sustojusi, ar ne, bet tie žmonės turi, nu, tokias labai stiprias patirtis. Ne? Čia vėlgi yra tos tokios klasikinės, kur mes keliaujam tuneliu, ar ne, ten paskui į šviesą nukeliaujam, galim sutikti ten kažkokius pažįstamus žmonės, ten pamatyti gyvenimo apžvalgą ir taip toliau. Ir kai kurie, sakykime, tuo pat metu patiria taip vadinamas išėjimo iš kūno patirtis, ne, kur, sakykime, gali matyti, pavyzdžiui, kaip ten gydytojai, ten, nežinau, bando ten operuoti, ten kažką tai daryti ir paskui, sakykime, kai jie visą tą atkartoja, tai galima irgi sužiūrėti su faktais ir panašiai. Tai va, tai tų patirčių mes turim, bet iš kitos pusės, nu, čia kaip ir, nežinau, grįžtam prie kokios nors ten Biblijos ištakų, ar ne, nu, ar būtinai ten Jėzui reikėjo rodyti stebuklus, ten prikelnėti žmonės, ar mums, vat, vienintelis tas toks įrodymas, kad turi būti stebuklas, ne, nu, vat, kad mes kažko tai patikėtumėm, ar ne, kažko tai daugiau. Nes man tai apskritai atrodo, tarkim, jeigu šiaip tai bandant, nu, tarkim, kaip aš, tarkim, suprantu, ar ne, iš tokios platesnės perspektyvos, dvasingumą ir panašiai, tai man atrodo, tai apskritai tai yra tam tikra tokia, nu, sakykime, būties slėpinys, su kuriuo mes gimstam, ar ne, ir mes su to būties slėpiniu, kuriuo mes niekada to atsakymo ir nesužinosim. Bet jeigu mes tą atsakymą sužinotumėm, tai, nu, tas apskritai mums tada prasmė ir iš tos egzistencijos pasibaigti ir taip toliau, tarkim, žinotumėm, kas būtų, kai mes, nu, tarkim, numirtumėm, ar ne, ar ten, nežinau, nieko nėra, pavyzdžiui, ar ten yra kažkoks pomirtinis gyvenimas, kažkaip man filmą yra tekę matyti, kur ten irgi atseit mokslininkai atranda, nu, kaip galima pasižiūrėti, nu, kas bus po to buvusiam, nu, po žmogaus mirties, nu, ir kas ten pasibaigė ten visokiom ten masiniam savižudybėm ten ir panašiai. Tai va, bet man atrodo, čia irgi yra tas tam tikras toks gyvenimo įdomumas, kad mes turim tą tokią paslaptį, tokį būties slėpinį, ir mes kiekvienas turim, nu, atrasti, va, nu, kas man yra, tai koks yra mano vidinis atsakymas. Ne? Gerai, o tai tavo, koks vidinis atsakymas? Kaip tu sugalvoji, kad tu esi, nes mokslas tai daug jau klausai ten skirtingų podcastų, kalba su astrofizikai, su dar kažko, kai kurie 100% įsitikinę, kad viskas yra išgalvota. Nu, kad tarsi, kad nėra jokio paaiškinimo, kad yra ten, bet molekuliniam lygmenį mes visi, įkvepiam, per vieną įkvėpimą įkvepiam net Jėzaus įkvėptos oro molekulės, ar ne? Kad per kiekvieną įkvėpimą visus, tarsi, kad ant tiek maišosi tos tokios mažos molekulės, ar ne? Ir tada toksai vienas paaiškinimas, o gal mes visi vieną dėl to, nes visos molekulės tiek maišosi, dėl to mes visi esam vieną įkvėpim viens kito oro, net prieš milijonus metų gyvenusių ten kažkokių tais tų. Tai vad kas tau, kaip tu vis tik ieškai to kažkos, kas yra daugiau negu tu, ar tu vis tik tai nežinai dar, kaip čia yra ir smalsu, ar dvejoji ateisto pusė labiau, ar daugiau yra Dievas arba kažkoks kūrėjas? Man apskritai, vat, jeigu tai paėmus čia dar, to aš grįšiu prieš savęs, bet bendrai dar šiek tiek taip pareflektavus, yra, nu, labai taip grubiai apibendrinus, paprastai yra tokios dvi žmonių grupės. Tai, sakykime, vieni tokie yra labai skeptikai, ar ne, kuriem ten viskas čia paaiškinama, viską čia galima paaiškinti ir taip toliau. Tuo tarpu kiti yra tokie, nu, tokie labiau viskuo tikintis, ar ne? Ir naivus. Nu, galima vadinti naivus kažkur tokie irgi, nu, bet gerai. Ir vienus galima ožiais pavadinti, kitus savinais, bet čia toks. Jo, bet čia kadangi mes, nu, nemažai kas galime ir patys kažkokią rasti, kur mes esam tam kontinuumo daly, bet iš esmės, man atrodo, kas irgi yra labai svarbu, tai yra gebėti išlaikyti ir
tam tikrą tokį kritinį vertinimą, ar ne, nu, kad ten tiesiog netikėti, kad dėl to, kad kažkas pasakė yra taip ar taip toliau, bet iš kitos pusės ir išlikti tam tikram tokiam atvirume. Kad, ar ne, nu, kad aš nežinau, ar ne, bet aš, nu, tarkim, yra kažkoks keistas dalykas, ar ne, tarkim, pavyzdžiui, nežinau, kad ir paėmus, tarkim, tos paranormalius reiškinius, ar ne, nes dažniausiai, tai sakykime, irgi daugelis mokslininkų tiesiog atmeta iš tos pusės, kad tiesiog tai neįmanoma. Ar ne? Bet jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, konkrečiai tyrimus, tarkim, ir kokio stiprumo, tarkim, ten tyrimai rodo ir efektai ir panašiai, nu, tai, ta prasme, tai iš tikrųjų yra labai panašu, kaip daugelis dalykų, ką psichologija priima, ta prasme, bet tiesiog, kadangi tai tampa tos paradigmos dalim, ar ne, nu, kad visa tai mums telpa va tam laukia, kur mes tyrinėjom, dėl to mes tą priemam, kas iškrenta, tai mes tą atmetam, ar ne. Tai va, iš tos pusės, man atrodo, yra labai labai svarbu išlaikyti atvirumą, ne, ir tiesiog nuprimti, ar ne, okei, gerai, aš galbūt to negaliu paaiškinti, bet aš tą priemu. Va, tai grįžtant prie tarkim, manęs paties, ar ne, tai man tai apskritai atrodo, nu, kad tai yra procesas, į kurį mes niekada neturėsim tam tikro tokio atsakymo, bet kurio atsakymo mums reikia link jo eiti, bet nebūtinai į kažkokį prieiti, nes man atrodo, tą akimirką, kai tu jau žinai, va, atsakymą yra taip, ar ne, man atrodo, va, tą akimirką tavo tas vidinis augimas pasibaigia. Bet man įdomus, tas Hararis yra, ar ne, kur ateistas yra ir labai protingas, ar ne, taip viską tiksliai cituoja, taip viską daro, ir mano draugas psichologas, kitas, kuris atrado viešpatį, ar ne, Jėzų, ir sako, skaitau, sako, žiauriai kietas tas Hararis, sako. Tik tai, vienintelis trūkumas, kad jam neapsireiškia dar. Tai dar sako, kad mintis ta, kad kai tau apsireiškia, tu nebedvėjoji, tu tiesiog žinai, kad ten turi eiti, kad ten yra šaukimas, vidinė trauka, nes, kad tu sakai, tai tarsi tokio smalsautojo, mokslininko tyrinėtojo, kad o gal dar šitaip, o gal dar taip, o gal dar anaip yra. Bet man atrodo, kad tie, kurie, pavyzdžiui, jau turi tą patirtį, arba tą jau, nežinau, kaip sakai, Dievas uždėjo jiems ranką, arba jie apsireiškia, arba kažkokį davė ženklą, tau nebėra dviejonės, tu jau eini tiesiai, nes tu žinai, kur eini. Ir aišku, ten iš ateisto pusės gal bus atros nučiuožęs, bet va šitas dar apsireiškimo momentas dar egzistuoja, ar ne? Matai, čia vėlgi, taip kalbant apie tam tikras tokias metaforas, tai viena iš tokių metaforų, pavyzdžiui, kur, sakykime, yra tokia, taip vadinama, tokia amžinoji filosofija, kur pagrindinė mintis yra ta, kad, iš esmės, tos visos dvasinės tradicijos, skirtingos religijos, maždaug yra apie tą patį. Ne, bet tai yra, kaip, pavyzdžiui, sakykime, tokie skirtingi takai į kalno viršūnę. Ne, kad skirtingų takų lipsi, vis tiek į tą pačią viršūnę užlipsi, nes, rezultatas yra tas pats, sakykime, nežinau, skirtingos dievo formos ar panašiai. Bet iš kitos pusės, sakykime, dabar jau labiau mokslininkas, manyje, vėlgi, jeigu taip pasižiūri, sakykime, ten į patirtis, ar ne, tarkim, ten, nežinau, kur ten krikščionys, ten Kristų patiria, ne, ten budistai patiria tuštumą, ar ne, tos patirtis, jos nėra vienodos, ar ne? Sakykime, tam tikri etiniai, moraliniai dalykai, ta prasme, jie tarp daugelių tradicijų perspina, bet ta patyriminė dalis, ir kas man yra įdomu, ta prasme, iš tos tokios ir mokslinės pusės, ne, kaip žmonės tą patiria, jos yra skirtingi. Tai va, ir ta metafora, kuri man visai patinka, kad visa tai yra kaip tam tikras toks vandenynas, ar ne, tos tokios būties nežinomybės vandenynas, ar ne, ir kiekviena dvasinė tradicija, kiekviena religija, pramina tam tikrą kelią. Ir tu eidamas tuo keliu, tu prieisi tą krantą, prie kurio atveda. Ir tie krantai gali būti skirtingi, ar ne, ten vienas smėliukas, ar ne, ten kitas ten miškas, ten kalnai, dar kažkas. Ir yra viskas gerai, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, tu randi tą kelią, kuriuo tu eini, tu žinai, kad tu eini prie vandenyno, ar ne, tu galbūt turi tam tikrą tokią asmeninę patirtį, kas to patvirtina, ar ne, kad tu eini tuo keliu į savo tą vandenyną, ar ne, tą susitikimą su tą mūsų didžiąją būties paslaptimu, ar ne? Bet nežinau, aš asmeniškai gal aš tiesiog nesuradęs tam tikro to tokio kelio, kuris man rezonuotų viduje ir kuris man patvirtintų. Tai dėl to, sakykime, Mėtais nuo vieno kelio prie kito, paeini biškį priekį, truputėlį atgal. Aš gal kitą metaforą, sakykime, kad galbūt tas mano kelias yra, kad, tas, kurį neiti to pramintų keliu, bet bandyti pačiam prasiminti, nes tada jis, yra tavo tam tikras toks autentiškas kelias, ar ne? Tai be abejonės per tą kelią, žinai, tu ten įlendi ir kažkokias brūzgynus ten apsibraižai ir taip toliau, nes jis nėra pramintas kelias, bet
nu, gal kai kuriems žmonėms labiau reikia tų pramintų kelių, kitiems žmonėms reikia savo praminti. Ir tos visos formos, jos yra tvarkoje ir man tik tai, žinai, dažnai tas irgi toks būna, kai žmonės, kurie ypač jau eina tokiu pramintų keliu, jie tada pradeda žiūrėti, aha, aš einu to keliu, jis mane veda, tada reiškia tie visi, kurie yra aplink, jie kažkokiais eina šunkeliais, sakykime. Niekšai. Jo, niekšai ten, kaip pavyzdžiui, tai pačiai krikščionybė, ne, sakykime, ten irgi yra realiai paimta tik Neturi ten. kitų dievų, tik mane vieną. Jo, čia tas ne tas, bet jie dar kitą frazę turi, prie kurio pastovi, man atrodo, ten užsikabina, kad ten Jėzus yra pasakęs, kad aš esu ten kažkaip ten kelias, tiesa ir gyvenimas, ir jie per tą interpretuoja, kad čia yra vienintelis kelias, kuris veda prie to vandenyno, ta prasme. Ir tada vėlgi tas pradėjimo žiūrėti kitus, ar ne, kad čia mano kelias yra teisingas, ar ne, ten tie visi kiti keliai, ten jie kažkokie ten šunkeliai ir taip toliau, ten ir nuvest ten kažkur ne ten apskritai ten prigazina, kad ten, nežinau, ten pašetoną ar dar ką nors. Tai vat, man tas yra toksai, kai žmonės labai taip suabsoliutina tą kelią, nes, man atrodo, tų kelių yra daugybė ir kiekvieno iš mūsų, viena iš tų tikslų, kodėl mes esam čia, tai atrasti tam tikrą tokį kelią, ar savo praeiti, ar rasti kažkokį pramintą kelią, bet tas, kuris tau atliepia tą vidinę tuštumą, tau duoda prasmės jausmą ir tam tikrą tokio ryšio su tuo, kas yra daugiau. Gerai. Šitą temą neišsimima, labai įdomu, tikrai norėčiau turiu dar ilgiau joje pasilikti, bet turiu klausimą, tokį vėl apie tave grįžti, anksčiau toliau, giliau, ta prasme. Gal turi kokią istoriją vertą kino? Kas tau gyvenime yra atsitikę, kažkas susijęs su tuo arba nesusijęs su tuo, kur, kaip taip. Jeigu aš taip galvoju apie kažkokius tokius gyvenimo esminius, tokius virsmo momentus, man kažkaip jie visi yra susijęs su kelionėm. Aš turbūt esu dvi tokias stipriausias kelionės turėjęs, tai galbūt tam pirmoji man tokia yra, tam tikra prasme tokia viduje brangiausia, kuri čia jau, nežinau, irgi ten buvo prieš bemaž 20 metų, Camino de Santiago. Nes tada irgi pas mane buvo tam tikras toks vidinis sudėtingas laikotarpis, aš ten turėjau netekti, mama mirė, santykiai pasibaigė, darbas ten neteikė prasmės, aš tam kažkaip dar savo psichologijos studijas ten kažkaip vargais negalais užsibaiginėjau ir buvo toksai, kur tai jau tai, kad, man kažkaip reikia tarsi taip užbaigti vieną etapą ir kažkokį pradėti naują. Ir tuo metu dar tas Camino de Santiago, jis nebuvo tiek labai plačiai žinomas. Ir aš niekada iki tol vienas niekur nebuvau keliavęs, bet tai buvo toks kažkoks pajutimas, kad man dabar to reikia. Ir tada irgi aš atsimenu, ten išėjau už darbą, ten, žodžiu, viską uždarau, tiesiog nusipirkau bilietą į Ispaniją mėnesiui. Ir tik tai aš kažkaip atsėdęs į lėktuvą, taip susivokiau, pala, ką aš dabar sau sugalvoju, aš pirmą kartą vienas kažkur tai keliauju. 800 km pešiom, ar ne, ten irgi man kosmosas, nes aš iki to laiko ten niekur ten nebuvau vaikščios, ar ne, taip atrodė, ką aš čia dabar įsivėliau. Bet tai buvo, toks turbūt irgi man toks vienas iš tokių labiausiai tokių transformuojančių momentų, tiksliau gal ne momentų, ten buvo vis tiek mėnesio laikotarpis gyvenime, nes kas irgi man, sakykime, taip, tam tikrą, nežinau, pradėjo atliepti tą vidinę tuštumą, apie kurią šiandien kalbėjom. Ir bent jau man tai buvo per tam tikrą tokį ryšį su gamta. Nes ten aš jau vienas, aišku, ten visą laiką yra, jeigu einant to pagrindiniu keliu, ten daugybė žmonių prieš tave, už tavęs, tai tu visą laiką jautiesi tarp žmonių, bet iš kitos pusės tai buvo tas toks pirmas mano laikotarpis, kai tu esi didelę dalį laiko tu ir gamta. Nes dažniausiai gamta man irgi iki to laiko būdavo, kaip tam tikras toks fonas. Su kažko ten nukeliauja, ten graži gamta, bet tai yra tik tai fonas. Bet tas ryšys, tas vienas su vienu su gamta, jis buvo antiek man viduje apvalantis ir duodantis ten ir įvairių atsakymų ir ten daugybė tokių sinchronizmų buvo, kur, tarkim, ten, nežinau, ten pavai tokie, man dabar ten, nežinau, reikia, kad, nežinau, kažkokios vietos, kur pavalgyti, ir, žinai, ten bumt, atsiranda miestelis ar ne iš karto, ta prasme, daug tokių visokių vidinių patvirtinimų to viso ir tas buvo, turbūt, toks vienas iš tokių, aišku, aš galėčiau apie tai pasakoti, bet turbūt tos kelionės, ir ypač tokios ilgesnės kelionės, kai keliauji vienas, man atrodo, jos visą laiką yra labai stiprios vidinės kelionės, ne tik išorinės. Tai rekomenduotum ar ne žmogui pabūti vienam ir kažką ryštis? Taip, tai, nes apskritai mes, kadangi gyvenam tam tokiam, kaip pačioje pradžioje kalbėjom, tokiam dopamino chaose, kur daugybė informacijos, daugybė kitų žmonių, daugybė įvairiausių stimulų ir visą tai mus labai numuša nuo mūsų vidinės esmės.
Ir to mums laiko yra labai svarbu vis atrasti, kad tiesiog, nu taip, sakykime, susikalibruoti vidui su savo tam tikru tokiu vidiniu kompasu. Kad irgi pajausti, nu gerai, o apie ką dabar yra mano gyvenimas, ne, apie ką dabar, sakykime, ką aš noriu padaryti ir kas ateina man iš vidaus. Ne, o ne dėl to, kad, tarkim, kažkokių ten iš išorės prisimtų įsipareigojimų ar dar kažko. Ir keliaujant, tai turbūt yra toks paprasčiausias dalykas, ypač vienam keliaujant, tą padaryti. O sakykime, ypač einant tam tikrų, kad ir tuo pačiu Camino Santiago, ir net nereikia taip toli, mes Lietuvoje turim Camino Lituano, ar ne? Daugybę kelių, kur galima ir Lietuvą pažinti ir panašiai. Bet ten tas gyvenimas yra labai paprastas, ar ne? Nu, tiesiog atsikeli, ar ne? Ir ten eini ir turi laiko iš tikrųjų, pabūti savim, susijungti su aplinka, su gamta, pajausti ryšį ir pajausti ryšį su savo esme. Geras, visai man įkvėpė, aš galvoju, man šito trūksta, aš jaučiu, padarysiu kažką panašaus. Ką palinkėtų mums? Mes norėčiau dar vieną temą paliesti, bet nesinori labai ištemti paskui žmonėms per ilgai klausytis, galbūt gal atsistiksim dar kartelį. Tai vis tik tai labai buvo šitą įdomi tema apie dvasingumą, apie tyrinėjimą dvasingumo, apie kas yra daugiau negu aš. Aišku, turiu dar temos apie švietimą, bet galbūt kitam kartui irgi palikim. Bet ką palinkėtų mums, man ir kitiems, jeigu kažkas žiūrės, ką aš galiu padaryti savo kasdienybėje arba apskritai, ko aš turėčiau siekti, kaip man atrasti tą prasmę? Tai tą prasmę, čia irgi man atrodo yra tas svarbus dalykas, kad mes, aišku, tos prasmės dažniausiai bandom kažkur ieškoti išoriai, tarkim, ar kitose žmonėse, ar ten kažkokiuose protingose raštuose, ar taip toliau, bet visa tai iš esmės irgi ateina tik tai per mūsų tą vidinį patvirtinimą, ne, kad ten pas mus viduje surezonuoja ir ten mes paučiam, aha, čia kažkas, kur man reikia eiti. Tai man irgi tas toks labai norėtųsi palinkėti, kad kiekvienas atrastam tam tikrą, tą savo tokį vidinį kompasą, kur šiek tiek atsijungia nuo tų įvairiausių išorinių trukdžių, nes jie dažniausiai mus kažkur taip, žinai, vis numuša nuo mūsų kurso, nes, sakykime, kaip pavyzdys, kaip dažnai būna gyvenime, aš, tarkim, nežinau, ten, sugalvoju, kad aš iš Klaipėdos, nežinau, noriu nuplaukti kur nors, nežinau, Stokholmą, ar ne? Ir aš išplaukiu, ar ne, plaukiu į Stokholmą, paskui ten vėjas pučia, mane kažkur tai atsiduriu Rygoje. Oi, pala, aš atsiduriu Rygoje, man reikia į Stokholmą, ne? Vėl naviguoju, ar ne? Tada vėl plaukiu, ten bum, Kopenhagoje atsiduriu, ar dar kažkur. Tai dažniausiai mes irgi tik tai savo tą vidų pasikalibruojam, kai mes jau gyvenimas mums taip trinkteli, kad jau suprantam, kad mes jau tikrai ne čia atsidūrėm. Tai va dėl to aš patarčiau labai taip, daug dažniau pasikalibruoti ir tiesiog pastebėti, ar ne, gerai, kaip dabar viskas, ar tai iš tikrųjų yra tai, kas rezonuoja mano viduje, ką aš noriu daryti ir kaip aš įprasminu save, savo ryšį su pasauliu ir vis dažniau sugrįžti prie to vidinio pasikalibravimo. Ir aišku, sakykime, svarbu ir ta pati mindfulness, ne, nes gebėjimas pajausti savo vidinę esmę, ne, nes dažnai tos mūsų mintis irgi yra tam tikras toks chaosas, kad mums netaip yra lengva, sakykime, nieko nepraktikuojant, pajausti savo vidų, savo esatį. Puiku. Ir vis tik tai aš norėjau paklausti, o kaip mes tos prasmės ieškom, kartais mes darom dalykus, ten, nežinau, medituojam, praktikuojam, pabūnam su savim, lendam į jaketę, kažką čia sustojam, geriam arbatą, ar ten badaujam netgi kartais, tarsi, bet vis tiek ateini į tą poziciją kartais, kad taip, ir nėra tos prasmės. Atrodo, tiek ieškoju tos prasmės, ieškoju to ryšio su Dievu ir nepavyksta užčiuopti, ir nepavyksta ne tavo jėgom. Ką daryti tokiam žmogui? Labai paprastas atsakymas turbūt būtų atsiremti savo vidų, nes mes dažniausiai ieškom per kažkokias tokias išorinės formas, ne, kaip ir pats sakai, ar ten, nežinau, kažkur dalyvaujam, kažkokią eketę lendam, kažkokių klausomės tam protingų kalbų ar taip toliau. Ir jeigu visą tai viduje rezonuoja, tai yra viskas ok, jeigu mes gaunam tam tikrus atsakymus, tam tikrą kryptį, tam tikrą vidinį pasitenkinimą. Bet jeigu pastebim, kad mes negaunam, tai man atrodo, tas irgi tokia yra labai gera vieta tiesiog steptelt, ne, ir taip pasižiūrėti. Aha, gerai, ok. Galbūt šiuo metu man tiesiog reikia sustoti ir palaukti. Nes man viena irgi dar iš tokių labai visą laiką įstrigusių citatų yra, kai aš galbūt taip labai gražiai nepasakysiu. Bet yra Rilkės iš laiškų jaunajam poetui, kur ten mintis yra maždaug tokia, kad neskubėk su atsakymais į klausimus, kad tiesiog primk, kad klausimai yra kaip tam tikri tokie užrakinti kambariai ir tiesiog, kad kai bus laikas,
tau jie atsivers. Mhm. Bet tiesiog gyvenk su tais klausimais, na ir vat, kai bus laikas, tie atsakymai ateis. Nes labai dažnai mes irgi tam tikrą jaučiam tokį neapibrėžtumą ir tas neapibrėžtumas kartais mums irgi kelia tam tikrą stresą, nerimą, ar ne, kad mes labai norim, kad viskas būtų taip labai gražiai sustruktūruota ir taip toliau. Bet man atrodo, vat, tame gyvenimo ir yra žavesys, kad va, tas toks ir iš tos didesnės perspektyvos, ne, tam tikras tas toks, kaip minėjau, tas toks susidūrimas su tokiu neatsakomu būties slėpiniu, į kurį mes atsakymo iš esmės, galbūt mums gali atrodyti, kad mes turim, bet paskui galim irgi suprasti, kad mes galbūt neturim, galbūt mums dabar ten kitaip atrodo, ar tas atsakymas yra kažkoks kitoks, bet man atrodo irgi vienas iš tokių labai svarbių dalykų, ką mes turim išmokti gyvenime, eigoje, tai priimti neapibrėžtumą ir gyventi tam tokiam neapibrėžtume ir savo pasakymą, kad, okei. Man yra viskas tvarkoja, aš galiu nežinau atsakymą, ne? Ir tiesiog priimti, ir nekurti tam tikrą tokio savo vidinio streso, kad aš neturiu atsakymo, man čia kažkokio reikia atsakymo ir dėl to aš dabar savo susikuriu vidinį stresą, bet tiesiog priimti. Gerai, dabar yra taip, ir aš pabandyti išbūti su to tokiu neapibrėžtumu ir tie atsakymai, jie ateis, nes dažnai irgi kartais būna, kad mes taip pat pradedam kažkada kažką tai daryti, ar ten kažkokias praktikas, ar dar kas nors, ir paskui mes tą viską darom labai labai iš inercijos. Nes mes kažkada pradėjom ir mes tada darom, bet gal mes jau esam kitokie, ne? Galbūt tai, kas mums davė atsakymus, ar tam tikro, nežinau, judėjimo į priekį, vidinio augimo jausmo prieš 10 metų, galbūt mums dabar mes jau esam kitokie, ne? Galbūt mums reikia kitų dalykų. Ne? Ir tas irgi tas toks sustojimas ir tas pabandymas vėl pajausti savęs, ir įsivertinti, ar aš dar ten noriu, ar ne. Ir jeigu aš jaučiu, kad, pavyzdžiui, man tuščia, nėra atsakymų, ar ne, tai tiesiog tą priimti, kad pabūsiu aš kol kas tuo neapibrėžtumu ir paskui tas atsakymas ateis, jis neišvengiamai ateis čia. Tokie gyvenimo dėsniai. Nes dažnai žmonės nori to apibrėžtumo, ar nesuprast, kaip čia, kur čia, kas čia. Ir kūrėjai dažnai turi tą tokio neapibrėžtumo, kad dar nežino, kaip čia kas gausis ir leidžia savo išbūti. Tai vis tik tai truputėlį išlendame į švietimą. Nes dabar priminėjai tą neapibrėžtumą, tas atkaklumas yra ne vienas iš tų, kad būti neapibrėžtume ir vis dar tęsti, ar ne, dar nežinai, ko tai baigsis, bet vis dar tęsti. Iš kitos pusės sakai, sustoti ir pagalvoti, ar man dar to reikia, tai jeigu aš, kad irgi taip, kaip čia laviriau tarp to mėtymos ir nesimėtymo, ar ne, arba to, kad vis dar eini tą vagą, ar čia jau vėl man keista vaga, ar čia kaip čia, bet tas pabuvimas neapibrėžtumė, tai galvoju, ko iš to viso, ką tu jau supratai, patyrei, nežinau, išstudijavai, tyrinėdamas, nežinau, dvasingumą, arba ten tą mindfulness, arba dėmesingumą, sąmoningumą, ko galvoju trūksta šios dienos mokyklai, arba gal kažkokia patirtis su tavo paties buvusia mokykla, kažkokiu, kaip galvoju, ko reikėtų šiandieniniam švietimui, kad jis pataptų efektyvesnis arba įtraukesnis? Labai sunku sakyti, nes šitą tokia mūsų, jeigu kalbam ypač apie tą švietimo sistemą vidurinės mokyklos rėmuose, tai aš labai nedaug turiu to tokio sąlyčio. Dukra mano dabar yra pradinukė, per tiek kažkiek matau ir tas, kas mokykloje vyksta, man atrodo, lyginant, prisimant, kas buvo mūsų laikais, tai man atrodo iš tikrųjų yra progresas ir to kūrybiškumo yra daug daugiau. Bet iš kitos pusės tas irgi, apie ką yra mokykla, ar ne? Nes man irgi dažnai taip atrodo, kad yra tik tai apie tam tikrų tokių, sakykime, ten žinių kolekcionavimą, bet mažiau apie gebėjimų ugdymą. O tie, jeigu gebėjimų ugdymai, tai irgi dažniausiai tokie labai specializuoti ten konkrečių ten dalykų, matematikos, ten lietuvių ir panašiai. Ir iš tos pusės, o koks yra edukacijos tikslas, nes jeigu mes norėtumėm, sakykime, iš esmės, tarkim, paruošti žmonės gyvenimui, tai man atrodo yra tam tikrų dalykų, kurių labai neatliepia švietimo sistema, kalbant, tarkim, apie kažkokį ten, tarkim, emocinį intelektą, ar ne, visuomeninį intelektą, ar ne, nes viskas labai tą mūsų IQ tam tikrą prasme sukoncentruota, bet tas spektras, ko mums gyvenime reikia, jis yra daug platesnis. Bet kaip ir sakau, žinai, aš to vidurinių mokyklų sistemoje nedaug turiu tų sąlyčio taškų, galiu kažkiek gal į tą ir universitetinį pasižiūrėti, nes aš irgi atsimenu, sakykime, aš bakalaurus 2 baigiau Lietuvoje ir paskui išvažiavau į Angliją ir sakykime, tos mano studijos Lietuvoje buvo tokios, kad dažniausiai yra, tarkim, kažkokį studijuoji dalyką ir paskui yra egzaminas. Ir tas egzaminas tai dažniausiai yra toks, kad kiek tu geriau atpasakoji, ką tu dėstytojas pasakoja, tuo tu gauni geresnį pažymį. Ką tai iš esmės tikrina, atminti tavo.
Ne? Ir dažniausiai paskui ten pasibaigia egzaminus, nieko nebeatsimeni, ne, iš to viso, ką tu mokys, nes tiesiog bandy kažkaip tai kuo tiksliau viską prisiminti. Ir paskui man buvo tam tikras toks lengvas šokas, kai aš važiavau į Angliją studijuoti magistrantūros ir ten nebuvo nei vieno egzamino. Ir ten visiems dalykam ten reikėdavo parašyti esė. Ir ten tu galėdavai savo laisvų laikų, ten ko nori naudotis ir taip toliau. Ir ten iš esmės buvo apie tai, kiek tu sugebi suformuoti tam tikrą argumentą, tam tikrą mintį ir kiek tu ją moki pagrysti, parodyti, tarkim, savo mąstymą. Kas buvo toks, labai labai toksai dramatiškas šokas, bet iš tos pusės tai buvo visai įdomu ir netgi, tarkim, ką aš irgi tada pastebėjau, kad, sakykime, kai kuriuose savo rašto darbuose aš taip pabandžiau galbūt taip šiek tiek kažkur tai taip originaliau kažką pasiūlyti ir Lietuvoje dažniausiai to originalumo būdavo, kad tave kaip tik taip nusavino, aš ten kaip tik gaudavau dar geresnius vertinimus su kažkokiais tokiais originalesniais dalykais. Va, ir tas irgi tam tikra tokia takoskyra, koks yra tikslas, ar tikslas yra tiesiog išugdyti asmenybės, kurios ten gerai gali atsiminti dalykus, ar tos, kurie moka mąstyti. Tai aš tą kažkiek tai bandau, sakykime, ir dabar čia dėstamas ir Lietuvoje perkelti, tai tarkim, tie egzaminai jie yra, tai prie to reikia prisitaikyti, bet iš kitos pusės, sakykime, aš ten ir studentam ir duodu papildomų tokių rašto darbų, kurie galėtų, sakykime, ne vien tik tai per apibrėžtą laiko tarpą ten padaryti dalykus, nes kai kuriam tas natūraliai kelia stresą. Bet iš kitos pusės irgi, sakykime, pas mane egzaminą būna atviri klausimai, į kuriuos nėra teisingo atsakymo. Ir man tikslas nėra, kad studentas kiek galima geriau atpasakotų, ką aš papasakau, bet kaip tik paskatinti pamastyti. Ir aš jam irgi sakau, kad man nesvarbu, kad jūs tam visas detalės atsimintumėt, bet svarbu, kad matytumėt tą didelį vaizdą, kad suprastumėt sąryšius, kaip veikia dalykai ir kaip tas žinias galim perkelti į realų gyvenimą. Ir dėl to, sakykime, tie tokie klausimai atviri, kurie verčia pamastyti be kažkokio vienareikšmiško atsakymo, kai kuriam yra iššūkis, nes jam pripratę irgi labiau kažką ten atsiminti ir atpasakoti. Bet man atrodo, ta visa edukacija, ypač jau kalbame apie, tarkim, tokį labiau universitetinę, tai jinai turėtų ugdyti mąstančias asmenybės. Ir bent jau kiek man gaunasi, bandau tą padaryti. Ar nėra, kad tada abstrakčiai pasidaro, kaip čia tas renesansas, kuris viską turi žinoti ir yra tie techniškai, kurie labai tiksliai žino kažkokį dalyką, kaip čia nėra, kad kažkokios konkrečioje specialybėje tu turi žinoti tam tikrus dalykus, o kitas yra filosofinio labiau tokio, tai kažkam labiau reikia tą sujungti, tokius galutinius taškus, ar čia? Jo, tas yra, nes atsimenu irgi man, žinai, pačios pirmos studijos buvo informatikos studijos ir paskui aš iš jų nuėjau į psichologiją ir atsimenu, kai aš atėjau į psichologiją, tai man irgi buvo tam tikras toks kažkoks vidui mąstymo išsibarstymas, nes kažkaip tai su tiksliais mokslais viskas yra labai paprasta, ten kažkokia, nežinau, teorema, įrodymas, ar ne, ten nuo A į B viskas, ar ne, o tarkim, kai nueini kažkokius labiau socialinius mokslus, ar ne, ten ir filosofija, ir kitus humanitarinius, ten nėra vienareikšmiškų dalykų, sakykime, ten yra skirtingos teorijos, tos teorijos gali tarpusavy prieštarauti, ir tada tu galvoji, gerai, tai kur yra teisinga? Ir man užtruko šiek tiek laiko, kol aš supratau, kad nebūtinai čia kažkokia viena yra teisinga, kad jos visos kažkiek atspindi realybę, kažkiek neatspindi, yra tiesiog tokie skirtingi matymo kampai. Tai va, tai priklauso, aišku, ten, sakykime, jeigu kažkas yra labai labai tokio techniško, ten, tai, galbūt yra šiek tiek mažiau, ar ne, erdvės, bet iš kitos pusės man visai patinka, tarkim, kai kur yra tie tokie, neatsimenu, kaip jie vadinasi, ir ten liberal arts ar panašiai universitetai, kur iš esmės įstoja žmogus į universitetą ir tada iš pradžių ten pirmus 2 metus gali pasirinkamus dalykus tiesiog tokiam bendram išsilavinimui, ar ne? O paskui, ten nuo 3-4 kurso aš tau pradėjau kažkur konkrečiai specializuotis, ar ne? Bet tam tikras tas toksai bendras, tas toks suvokimas, tai jis yra svarbus. Ir tarkim, aš dar atsimenu savo tos pačios informatikos studijose, mes labai nedaug kažko turėjom gal ten filosofijos, ten vieną kursą, ten dar kažką, bet iš esmės labai nedaug buvo to tokio bendro išsilavinimo. Tai jis buvo toks labai techninis ir man atrodo, tas toksai bendras išsilavinimas ir tas toksai platesnis, jis yra irgi labai svarbu, nes, žinai, universitetai irgi nėra kažkokios ten profesinės mokyklos ar panašiai, kur tau ten tiesiog, žinai, svarbu būti specialistui, kuris ten padaro nuo A iki Ž ten žingsnius, ar ne, bet, tas gebėjimas matyti platesnį vaizdą, man atrodo, jis yra, ir paprastam gyvenime yra vienas iš fundamentalių dalykų. Nes jeigu taip pasižiūrėtum, ar ne, čia tam tikrai tokia irgi yra takoskyra tarp proto ir išminties.
Nes, žinai, protingas žmogus jis gali žinoti labai daug faktų, Taip. ar ne, bet jis gali nematyti ryšį ir nematyti didelio vaizdo. Ar ne? O čia yra išmintis ir apie tai, kai tu matai didelį vaizdą. Ar ne? Ir gal tu ten gali, žinai, faktų mažiau žinoti ir taip toliau, bet man atrodo, tai yra kur kas svarbiau. Gerai, ir dar tada grįžtant truputėlį prie mindfulness ir pabaigai norėčiau, kokį galėtum pasiūlyti patarimą, pratimą, kaip žmogus, kuris nieko, kaip sakyti, nebandęs, nieko nedaręs, gyvena, dirba darbe, grįžta, sėdi prie televizoriaus ar dar kažką ir sako, kažką man reiktų daryti. Nuo ko jam pradėti, kaip man suprast, kas tas sąmoningumas išvertus tą mindfulness, ar ne? Kaip čia man staiga tapti sąmoningu, kodėl aš iki šiol buvau nesąmoningas, kad aš normaliai darau viską. Ką daryti? Man, atsisėdu, aš atsigrįžau, galvoju, reikia man papraktikuoti čia mindfulness, ką aš turiu daryti? Tai toks labai paprastas dalykas, kur kiekvienas žmogus gali pritaikyti, tai tiesiog laikas nuo laiko stabtelti ir sutelkti dėmesį savo kvėpavimą. Ir tiesiog pastebėti savo kvėpavimą. Nieko kažko labai ypatingo daryti nereikia, ten kažkaip skubėti, kvėpuoti ar panašiai, bet tiesiog pastebėti pojūčius įkvėpimo metu, iškvėpimo metu, gal kažkam, sakykime, ties nosies šnerimas bus patogu tą pastebėti, kažkam pilvo pačioje, krūtiniai, bet tiesiog stabtelti, kad ir ką mes darom, pavyzdžiui, ypač jeigu, sakykime, ten persijungiam iš kažkokios vienos veiklos, mums, tarkim, į kitą reikia, tai irgi labai geras dalykas, tiesiog sustojam, kad ir minutę laiko ir tiesiog pabūnam su savo kvėpavimu. Jeigu pasim, aišku, ką mes labai greit pamatysim, kad ten mūsų mintis kažkur tai nulėkia, ar į praeitį, ateitį ar panašiai, tai kai mes tą pasim, tiesiog vėl sugrįžkim prie kvėpavimo. Ir kas iš to? Ir iš to, tai vienas dalykas, tas labai trumpas susijungimas su kvėpavimu mus leidžia sugrįžti į dabartinį laiko momentą ir tą laiko momentą patirti sąmoningai. Taip, bet tada aš negalėsiu suplanuoti visko, ko reikia. Po tos minutės galėsiu planuoti ir ten visą kitą galvoti ir taip toliau. Ir tikėtina, kad ir tas planavimas bus šiek tiek kitoks. Nes dažniausiai mes ir gyvenam tam tikram tokiam chaose. Ir vienas iš tokių dalykų, sakykime, kai žmonės pradeda medituoti, toks yra labai lengvas dalykas, ką mes galim pastebėti, kad tos mūsų mintis jos yra tos pačios ir didžioji dalis minčių, kas buvo vakar, jos yra ir šiandien ir taip toliau. Ir dar kitas yra svarbus dalykas, kad didžioji dalis tų minčių jos net nėra teisingos. Nes mes labai dažnai tas mintis priimam už realybę. Kad mes išgirstam mintį, kuri mums sako, kad nežinau, aš ten toks, aš ten nevykėlis, ar ten dar kas nors, ir jos skamba įtikinančiai, tikrai aš nevykėlis, man čia ir tas nepasisekė, ir tas nepasisekė, ir tas nepasisekė, ir taip toliau. Ir tada mes pradedame matyti kaip tam tikrą tokį nevykėlį. Bet ta mintis, jinai irgi yra tik tai mintis. Lygiai taip pat galima matyti mintis, kad, žiūrėk, aš galiu daryti dalykus, aš ir tą gyvenimą padariau, ir taip toliau, ir panašiai. Tik aišku, tos negatyvios mintis mus dažniausiai labiau įtraukia ir negatyvios emocijos. Ir čia tas apskritai, jeigu taip pasižiūrėti iš tokios evoliucinės perspektyvos, tai pas mus daug labiau išsivystė gebėjimas pastebėti negatyvius dalykus negu pozityvus. Nes jie tiesiog yra svarbesni išlikimui. Jeigu man viskas gerai, tai viskas gerai. O kai yra grėsmė, tai tada man tą reikia labai pastebėti, kad aš tos grėsmės galėčiau išvengti. Tai dėl to mes natūraliai esam labiau linkę pastebėti negatyvus dalykus ir mintis dažniau yra linkusios suktis negatyvios ir taip toliau. Bet vienas iš tų paprastų dalykų, kaip pabandyti šiek tiek, sakykime, iš to išeiti, tai tiesiog sugrįžti dabartinį laiko momentą. Gerai, jeigu man, pavyzdžiui, pavyko, aš geras galiu dabar per minutę sugrįžti, pakvėpuoti, supras geras, visai gerai jaučiuosi. Ir jeigu žmogus užsimanė realiai keistis, suprato, viskas, turiu priklausomybės, čia sėdžiu skrolinu, čia aš netlieku kažko ir noriu tapti kitoks, ką turiu daryti, kokius žingsnius turiu padaryti, kad aš pradėčiau keistis, kad aš pradėčiau tobulėti arba bandyti labiau suprasti, tapti labiau sąmoningu. Tai žinai, šiuolaikiniame dvasiniame ir psichologiniam ir visokiam kitam supermarkete yra daugybė parduotuvių, daugybė pasiūlymų ir panašiai. Bet aišku, vėlgi čia yra svarbu tą šiek tiek... Iš tavęs kaip iš mokslininko, kur patartumai, kurią parduotuvę pirmą eiti? Jo, tai vienas dalykas, aš ką irgi taip pakviešiu įsivertinti, nes labai dažnai daug kas sako, kad čia kažkas yra efektyvu ir taip toliau, bet dažniausiai tas efektyvumas yra, dėl ko, pavyzdžiui, kažkoks žmogus galvoja, kad kažkas yra efektyvu, arba jam padėtų, ar ne?
arba jis matė kitam žmogui, kuriam padėjo, bet tai yra labai maža imtis, ar ne? Ir tai yra, galbūt yra ten, nežinau, 100 žmonių, kuriem nepadėjo, ar ne? Tai va dėl to, sakykime, čia yra mokslo vertė, kad mes galim atlikti normalius mokslinius tyrimus ir mes pažiūrėti, kiek kas yra efektyvu ir panašiai. Ir, sakykime, pavyzdžiui, grįžtam prie to paties mindfulness, mes turim per paskutinius porą dešimčių metų, mes turim daugybę įrodymų, ta prasme, ir labai stiprių įrodymų, kad tai sumažina ir stresą, ir nerimą, ir depresiją, ir pagerina psichologinę gerovę ir taip toliau. Ir, mokslas sako labai vienareikšmiškai, ne? Tai iš tos pusės aš irgi, sakykime, kiek žmonės gali pabandyti tą įsivertinti, ar iš tikrųjų mes turim pagrindimą, kad tai yra efektyvu ir, sakykime, tas pats mindfulness tai yra, turbūt vienas iš efektyviausių dalykų, sakykime, ką mes žinom, kas mums gali padėti tiesiog taip pagerinti ir asmeninę gerovę. Ar negali būti, kad tiesiog mindfulness, kadangi nukeliavo per kažkokį vakarietį, kuris tarsi nugvelbė idėją iš budistų mokytojų, kuris sakė, negali skleisti vakaruose ir jis nepaklausė mokytojų ir pradėjo skleisti vakaruose ir tiesiog tokioje bendruomenėje, kur daugiau tos srities specialistų, mokslininkų, kurie daugiau tyrinėjo, bet galbūt jeigu tie patys mokslininkai arba kiti mokslininkai imtų kokius nors sufijus ir juos ištyrinėtų ir paaiškėtų, kad ten dar daugiau arba tiek pat ir bent jau ne mažiau. Jo. Tai tiesiog tas mindfulness, aš galvoju, irgi ir tas PR dalis, ar ne, toks aš nenuvertinu nei kiek, bet turiu galvoje. Taip, tai yra ne tik mindfulness, sakykime, ta pati atjauta, pavyzdžiui, irgi yra, aišku, irgi yra tam tikras toks, sakykime, bent jau ir mano akim žiūrint, jeigu mindfulness yra pirmas toks mūsų dalykas, kad mums reikia, išmokti tiesiog būti čia ir dabar, ar ne, ir išmokti šiek tiek tvarkyti savo to mintim, ar ne, tai antras natūralus yra žingsnis, ar ne, tai yra atsiverti, ne, ir atverti savo širdį, ne, ir pirmiausiai į save, nes čia irgi yra, sakykime, kalbant apie atjautą, tai atjauta savo yra pirmas žingsnis prieš einant prie atjautos kitiem, nes daug žmonių yra tokių, kurie, sakykime, atjautą iškart nukreipia į kitus, bet tada jinai vėlgi tokia būna, sakykime, ne visai brandi. Tai tas irgi, sakykime, aš irgi dabar vienas tokių dalykų, ką aš jau eilę metų mokus, ar ne, tai šalia to vidinio kritiko, ar ne, kurį mes kiekvienas puikiai pažįstam, ar ne, kuris įsijungia, kai mums kažkas nusitinka, tu čia ir vėl, ar ne. Tai va, šalia jo ugdytis ir tam tikrą tokį atjaučiantį draugą, ar ne, tokį atjaučiantį pagalbininką, kuris kai tau yra sunku, ar ne, nes dažniausiai, kai kitam žmogui yra mums artimam sunku, ar ne, tai ar mes elgsime su juo kaip vidinis kritikas, ar pradėsim čia, kaip tu čia taip galėjai, jo. Bet čia toks paradoksas, kad mes gebam atjausti, o save atjausti, va tom sunkiom momentais, mes dažniausiai ne, tai va tas irgi yra kaip tam tikras toks įgūdis, ar ne, tiesiog pastebėti, kai man yra sunku, kad gerai, pripažinti, man dabar yra sunku, gerai, kaip aš dabar galiu savim pasirūpinti, ne, ar nežinau, kažką išeiti pasivaikščioti, ar tiesiog nuleisti savo, nežinau, išgyventi ten kažkokį liūdesį, ar taip toliau. Tai va, tai atjauta dar vienas dalykas, ir tam turime irgi pakankamai nemažai mokslinių tyrimų, kad tai irgi yra efektyvu. Bet lygiai taip pat ir daugybė kitų dalykų, tarkim, ten ir malda, ir iš kitų religijų paėmus, nes jeigu tos praktikos iš esmės, jos yra tiek daug metų, šimtmečius, ar dar daugiau jos yra išsilaikiusios, tai tikėtina, kad jos yra išsilaikiusios, kad jos kažką žmonėm duoda. Nes jeigu jos nieko neduotų, tai tikėtina, kad jos būtų atkritusios eigoje. Ir mes vėlgi, sakykime, tas mokslas vis dar labai daug ko nėra apčiuopęs. Žinoma, aišku, yra tam tikri dalykai, kad galbūt kažkurie balsai ten patampa kaip kabadzinas garsesnė, ir dėl to mindfulness patampa labiau tam tokių žinomų dalykų, bet yra daugybė praktikų, kurios galbūt yra dar efektyvesnės, bet jos, tiesiog neištyrinėtos. Tai čia irgi yra dar tokie labai dideli ruodai ir mokslai. Geras. Gerai, Tadai, kaip visada, padarau dainą apie pašnekovą, su kuriuo dainą žinojai jau turbūt jau. Įtikėjai ar ne? Įtariau. Įtariai. Ir kaip tyčia man šį kartą buvo ypatingai sunku. Kažkaip taip toks ir laikas, matyti daug visokių darbų ir taip aš jau žinau, kad reikia. Ir kažkaip ir ne. Ir kažkaip paskui taip vis tiek ras ir pasidarė. Ir čia dabar praktiškai paskutiniam minutėm, nes labai tekstas tai susikūrė plius minus, bet labai muzika nesigavo, vis nepataiko. Tai dabar man pasirodo, kad gal šitas variantas ir bus nieko. Tai va, tai faina būtų pajudėti, jeigu išeitų.
Tadai, help us find. Okay. Tai ačiū Tadai, iš tikrųjų linkiu savo ir kitiems šalia vidinio kritiko pasisodinti, pasistatyti ar kažkaip šalia turėti ir tą vidinį palaikytoją, vidinį kvėpėją ir kad norėtumėm save, kaip sakant, vesti su kaip mylinčia ranka, pastumti save veikti, pastumti save tyrinėti, tai tikrai čia buvo geras labai patarimas, čia toks, sakyčiau, net ir man, ir savo, ir visiems kitiems palinkėjimas. Mylėkit save ir atjauskit save, nes tikrųjų atjauta nėra tik tai, kad aš visus kitus aplinkui, pats ir save. Tai ačiū Tadui už tikrai gilų ir įdomų pokalbį, suvokimą, kaip galima tyrinėti dvasingumą, kaip galima keliauti ar ne ir save pažinti ir kokių tų kelių veda prie to paties vandenyno. Taigi, Tadas Stumbrys, dėstytojas, mokslininkas, tyrinėtojas. Ačiū tau ir tikiuosi dar susitiksim ir pakalbėsim ir kitom temom. Tai tiek šiandienai. Iki.